Eteryje laida Polis ant kalvos. Sveiki, brangieji. Šiandien jūsų dėmesiui laida Polis ant kalvos, vedantysis Marius Kundrotas. Praūžė rinkimai iš pradžių Lietuvoje, po to ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ką šie rinkimai reiškia mums, kaip Lietuvos piliečiams, pasaulio gyventojams ir Kristaus vaikams? Apie tai su politologu Vytautu Sinica. Sveiki. Sveiki. Jungtinės valstijos – galingiausia pasaulio valstybė ir mūsų partnerė NATO sąjungoje. Į prezidentų rinkimų tiesėje išsiveržė du kandidatai – Hillary Clinton ir Donaldas Trumpas. Hillarys baimintasi dėl jos kairuoliško liberalizmo, Donaldo dėl simpatijų Vladimirui Putinui ir abejonių, ar Amerikai verta ginti Baltijos valstybės Rusijos agresijos atveju. Laimėjo Donaldas. Ką tai reiškia Amerikai, pasauliui ir Lietuvai? Ko gero, pradėkim tada pagal jūsų seką nuo Amerikos. Amerikai, aš manau, tai reiškia šansą sugrįžti prie nacionalinės valstybės ir nacionalinių interesų. Ta populistiškai skambantį Trumpo šūkį Make America Great Again ir netgi dar labiau America First, tai yra pirmiausia Amerika, aš siūlyčiau priimti gan rimtai. Ir čia yra prieš pastatymas Amerikos gyventojų interesų prieš, sakykime, tarptautinių organizacijų globalios tvarkos ir transnacionalinio verslo interesus. Ir šitas jo, kaip kritikai, ypač kairieji kritikai bando sakyti, neva tai baltojo nacionalizmo pliūpsnis, tas America First. Aš manau, čia iš tikrųjų labiausiai yra toks ekonominis šūkis, kad pradėkim žiūrėti mūsų vidinės galios. Čia kaip profesorius Radžilas atkreipė dėmesį, ko kiti Lietuvoje nedarė, kad Trumpas turbūt vienas iš politikų Amerikoje, kuris rimtai žiūri į tai, kad keičiasi galios ir ekonominės galios pusiausvyrą pasaulyje, kad jie nebėra taip jau savaime aišku stipriausia jėga ir stipriausia ekonomika, kad kitos vejasi ir kai kurioms sritim lenkia. Ir kad į tą tikrovę reikia atsižvelgti. Ir būtent tą lyg ir žada daryti Trumpas. Ir dėl to aš manau, kad reikalinga buvo jo pergalė Amerikai. Čia teko atsakinėti kažkada į klausimą, ar jis gali sutaikyti dabar visus Amerikos žmonės ir ten tokia santarvė. Ne, to nebus. Jis tikrai nesutaikys visų Amerikos žmonių. Nes skirtumai yra per dideli, tie pasaulėžiūriniai skirtumai. Neįmanoma rasti sutarimo tarp tokių nuoširdžiausių fanatiškų Hillary rinkėjų ir nuoširdžiausių Trumpo rinkėjų. Tai tiems, kas buvo ideologiškai Hillary šalininkai, be abejo dabar bus sunkus laikai, ta prasme, kad Amerikos vizija bus visai ne jų vizija. Tai, kas bus daroma, jiems nepatiks. Bet jeigu žiūrint objektyviai į socialinės, ekonominės sąlygas, į konstitucijos pataisose įtvirtintas teisės laisvės Amerikos, kurias reikia ginti ir kurios Obamos valdymo laikotarpiu buvo silpninamos. Tai aš manau, kad Trumpo prezidentavimas turėtų pagerinti Amerikos situaciją. O pasauliu tai tuo pačiu ir mums tai yra toks neužtikrintumo laikotarpis. Nes iš viso to, kas yra gerai Amerikai, tai yra tas atsigręžimas į Ameriką Trumpo pergalės atveju. Plaukia, kad tai yra bet kokiu atveju kažkiek nusigręžimas nuo mūsų, nuo visų likusių. Labai gerai, kad Trumpas pasakė tą tiesiai, ką visi galvodavo, bet nepasakydavo, kad gins tik tuo atveju, jeigu mes patys vykdysim įsipareigojimus. Tai yra puiku. Mes pamatėm, kad tai davė tokį teigiamą impulsą Lietuvoje, nes pradėta rūpintis tais įsipareigojimais labiau ir čia tiek opoziciniai, tiek naujai išrinktos valdžios politikai pradėjo kalbėti apie tai, kad kuo greičiau ir kuo daugiau to finansavimo gynybai. Manau, kad būtų mažiau entuziazmo to klausimo, jeigu nebūtų tų išgąsdinusių vasarą visus Trumpo žodžių. Manau, kad meilė Putinui yra išgalvotas dalykas. Nėra tokio daikto. Flirtas, tas toks retorinis su Putinu buvo kilęs iš to, kad daug noro tiek tokio viešųjų ryšių prasme, tiek nuoširdaus Trumpas turėjo pažeminti Obamą ir tą darė lygindamas juos visą laiką. Putiną ir Obamą. Ir kad Putinas yra daug geresnis lyderis už Obamą. Tai buvo įžeidimas Obamai, nepagirimas Putinui. Ir be abejo yra tų tokių abstrakčių frazių Trumpo apie tai, kad tai yra puikus lyderis, bet jeigu kas seka Trumpo retoriką nuolatos rinkimų laikotarpiu, tai matė, kad tų tokių frazių su gražiais žodžiais, epitetais, būdvardžiais yra labai daug ir apie bet ką, ir graži siena, ir nuostabus Trumpo, ir nuostabus Putinas. Tai yra, turi labai atsirinkti, į ką rimtai žiūrėti Trumpo kalboje.
O svarbiausia, aš manau, vis tiek yra tai, kad jis nori matyti Ameriką lyderiaujančiose pozicijose. Save patį turi tokią labai daug, sakyčiau, gal išdidumo, nesileistumdamas ir žeminamas, ir Putinas pabandys laimę kiek įmanoma Trumpą pastumdyti, pamatys, kad neišeina ir tas perkrovimas santykių tuo ir pasibaigs. Aš manau, kad tikrai mūsų regionas nebus apleistas. Na, apklausos rodo, jog daugelis Amerikos krikščionių, tiek katalikų, tiek evangelikų, rėmė Trumpą. Jis pasisakė už religijos laisvę, prieš abortus, prieš homoseksualizmo plėtrą, o taip pat prieš masinę imigraciją. Vis dėlto, Viktoras Orbanas Vengrijoje, teisė ir teisingumas Lenkijoje, Brexitas, dabar Donaldas Trumpas galingiausios valstybės prezidento poste. Ar tai rodo, kad vakarų pasaulyje keičiasi politinės mados ir liberalės politinės nuostatas keičia konservatyvios krikščioniškos tautinės idėjos? Aš taip drąsiai neformuluočiau, kad keičiasi. Aš sakyčiau, kad buvo daug iliuzijos sukurta viešoje erdvėje tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje, kad jau pasikeitė. Kad tas dar tradicinis pasaulėvaizdis ir žmonių gyvenimas, kuris buvo prieš, sakykim, 40 metų, kad jis yra visiška vakar diena, kad to nebeliko ir kad dabar yra modernus arba postmodernus vakarai, kur visi žmonės patys kuria save, neturi jokių moralinių autoritetų, tradicija yra antroje vietoje ir taip toliau. Ir pasirodo, šitie visi rinkimai buvo tokie kaip toks pūlinio sprodimas. Per juos paaiškėjo per šitos metus ir tos visus politinius įvykius, apie kuriuos kalbat, kad taip nėra. Kad yra užaugusi karta, ypač miestuose, tas toks dabar čia taip truputį ironiškai mėgstam sakyti, auksinis jaunimas, kuris iš tikrųjų persėmė tom naujom kosmopolitiniam postmoderniam madom, bet balsuoja visi piliečiai ir nieks čia modernumo cenzo prie balsadėžių netaiko. Ir todėl matosi, balsadėžės buvo tas ginklas, kuriuo galėjo žmonės, kurie yra nepatenkinti visais tais pokyčiais, kuriems yra svetima ta Hillary Clinton arba Obamos Amerika ir ta vizija, kurią jie kūrė, gavo progą pasakyti, kad ne taip nebus, kad mes už kitokį. Tie žmonės nepasikeitė, tiek už Brexitą, tiek už Amerikos dabar Trumpo išrinkimą balsavo daugiau vyresni žmonės, jaunimas balsavo už tą kabutėse pažangą, bet tiesiog pasimatė, šitie buvo metai, per kuriuos pasimatė, kad pokytis nėra totalinis, kad yra labai aiškus nesutarimas vakaruose dėl to, kokios tos vertybės turi būti, koks valstybės vaidmuo turi būti, kas vis dėlto, koks religijos vaidmuo ir taip toliau. Ir kai mums Lietuvoje yra aiškinama, kad jeigu tu esi už tradicinę moralę ir už tokias konservatyvias vertybės, tai tu esi su Putinu, tai yra gatvės lygio kalbos, kurios yra gėdingos bet kam, kas nori save laikyti kažkokio ekspertų, nes tai yra visiškas vakarų civilizacijos tiek paveldo, tiek ir to viso moralinio klodo, ant kurio stovim, atidavimas Putinui į rankas. Tai yra kvailystė taip daryti. O dar norėčiau tokį momentą atkreipti, kad Brexitas ir Trumpo išrinkimas yra vienos rūšies, vienos dalykus signalizuojantis įvykis. Vengrijos ir Lenkijos rinkimai yra kas kita. Nes būtent Vengrijoje ir Lenkijoje kaip tik yra labai konservatyvių pažiūrų jaunimas. Vengrijoje populiariausia tarp jaunimo partija yra Jobbik, kuri yra ir ypač akademinio jaunimo, kas iš viso stebina, sakykime, Lietuvoje įpratusius kitokį akademinį jaunimą matyti žmonės. Populiariausia, jau galima turbūt drąsiai sakyti, kad tokios radikalios dešinės partija Jobbik, kuri Orbaną vadina nuosaikiu ir vos neliberalų. Sakykime, Lenkijoje 80% studentiško amžiaus žmonių yra ne už visiškai už tą, kaip dabar šitoje šalyje galiojantį abortų draudimą. Ir tai yra skaičiai, kurie mums turbūt verčia susiimti už galvos, kad ten yra visiškai kitaip negu vakarų Europoje, ar ne, su vertybių ugdymu. Ir čia turbūt yra esmė į tą viskas atsiremia. Vertybinė revoliucija ir tas visas postmodernumas nuėjo ir įsigalėjo tose šalise, kuriuose pavyko vis dėlto sukurti tokią postmodernaus kosmopolitinio ugdymo sistemą. O Vengrijoje ir Lenkijoje nepavyko. Ten vis dar ugdomi kitokie žmonės, tradicinio mąstymo žmonės. Ir matydami tas tendencijas, ypač ES, tokias nešamus vėjus tam tikrus, jie netgi mobilizuojasi ir politiškai angažuojasi už tą savo tradicinį pasaulėvaizdį. Na, dabar trumpam pasitrauksime muzikiniai pauziai ir grįšime tęsti mūsų diskusijos. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Daugelis teigia, jog vakarų demokratijas krečia sisteminė krizė, įskaitant ir Lietuvą. Elitai gyvena savo, liaudis savo. Iš čia radikalios antisisteminės jėgos ir jų populiarumas. Dauguma šių jėgų visų pirma yra tautinės, nacionalistinės. Tokios jėgos kyla net Baltijos šalyse, Latvijoje ir Estijoje. Tuo tarpu Lietuvoje tautininkai renka vos 0,5%. Ar tai reiškia, jog Lietuvoje nėra aiškaus telkiančio tautinio iššūkio,
ar tiesiog šią nišą užima kitos jėgos? Na, iš dalies Tėvynės sąjunga, Tvarka teisingumas, iš dalies net valstiečiai. Abu dalykai susideda iš tikrųjų. Viena vertus, politikos moksluose tokia gan tvirta tezė yra nusistovėjusi, kad tautinėms partijams iškilti leidžia vienas iš dviejų, arba masinė imigracija, arba labai didelė ir problemiška tautinė mažuma šalyje, nuo seno gyvenanti. Lietuvos Lenkai, nors jie sugeba per Tomaševskio partiją kelti labai daug problemų, bet tai nėra labai, taip objektyviai, lyginamoje perspektyvoje su kitom šalim žiūrint, tai nėra nei labai didelė, nei labai problemiška tautinė bendrija. Tai štai tų objektyvių sąlygų kaip ir nėra. Ir be abejo, iš kitos pusės Tėvynės sąjunga bent jau iš tų rinkimų turėjo tokią labai tautišką, labai tradicinę retoriką, kuri po to nebūtinai atsispindėdavo Seime, bet visą laiką būdavo toks sugebėjimas visą dešinę susirinkti po savo skėčių, vienus politikus pateikiant kaip liberalius, kitus kaip labai konservatyvius. Per šitos rinkimus valstiečiai užėmė tą nišą. Aišku, rinkimuose visada yra tas veiksnys, kad žmonės, kurie kaip ir nebežino, už ką čia balsuoti, tai žiūri, kas yra stipriausias iš jiems priimtinų. Ir jeigu vis tiek turėjo būti nemaža dalis, aš manau, tarp tų, kurie balsavo už valstiečius, tai buvo kažkoks segmentas žmonių, kurie galbūt rinkėsi balsuoti ar už tautininkus, ar už dar kažką tai. Bet tada pasižiūrėjo, kieno šansai realiausi. Ir valstiečius matė mažiausiai pusę metų reitingų viršų ir galvojo, jeigu iš tos balsuosim, tai tikrai kažkas išeis. Tas, aišku, ir suveikė. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderiai iš tiesų deklaruoja konservatyves vertybės – pagarbą šeimai, tautiniai kultūrai, valstybiniai lietuvių kalbai. Tokių deklaracijų apstu ir Tėvynės sąjungoje. Visgi, valstiečių gretose veikia stiprus naujosios kairės sparnas, o Tėvynės sąjungoje liberalus sparnas. Tai kokie galėtų būti šių dviejų frakcijų santykiai balsuojant Seime ir kas sutrukdė toms dviems iš pažiūros konservatyvioms jėgoms sudaryti oficialią valdančią koaliciją? Sutrukdė sudaryti koaliciją tai vienareikšmiškai naujo konservatorių lyderio ambicijos. Jis matė save tik kaip premjerą. Po pirmo turo jau manė, kad tai ranka pasiekiama, planavo ir tai neįvyko ir visiškai nepriimtina ir nepageidaujama jam buvo to mažesnio koalicijos partnerio pozicija. Nieko konkretaus nežinau, bet manau, kad tikrai ir profesorius Landsbergis čia prisidėjo, sakydamas, kad negalima eiti su velnio obuoliauti, tai yra prasidėti su valstiečiais, nes kiek teko matyti pastarosius keletą metų, ypač to žemės referendumo kontekste, profesorius Landsbergis labai kritiškai žiūrėjo į valstiečių partiją ir nemanau, kad to savo kritiškumo atsisakė. Tai čia kas sutrukdė. O dėl jų galimo santykio, aš manau, kad reikia žiūrėti ne į tą įvairovę, kuri abiejose partijose yra, nes tikrai yra. Nes įvairovės viduje frakcijos visada turbūt būna. O į lyderius. Ir mes turim labai aiškiai skirti tarp Ramūno Karbauskio vertybių ir tarp Gabrieliaus Landsbergio vertybių. Ir labai tikėtina, kad daugeliu klausimų, kaip čia sakykime, kad ir dabar, tokių einamųjų politinės technikos, gal taip reiktų sakyti klausimų, kaip kad šiandien vykęs premjero tvirtinimas, visa Tėvynės sąjunga balsuos prieš. Tiesiog, nes opozicijos darbas yra priešintis. Ir nors ten yra daug žmonių palaikančių nemažai to, kas bus daroma valstiečių koalicijos, Tėvynės sąjunga bus tokia aštri opozicija, kuri beveik visur kur prieštaraus. Bet be abejo bus keli klausimai, kur bus vertybės svarbiau ir prieš rinkėjus tu negalėsi elgtis kitaip. Tai yra šeimos, kalbos, panašus klausimai, kur aš manau, kad 2/3 tarp pusės ir 2/3 konservatorių balsuos palaikydami valstiečių konservatyvės iniciatyvos. Tokia būtų prognozė. Daugelis valstiečių frakcijos atstovų, įskaitant sąrašų lyderį Saulių Skvernelį, nėra partijos nariai. Ar tikėtina, kad partijos lyderiui pavyks suvaldyti šitą ganėtinai margą frakciją? O gal reikia tikėtis byrėjimo, išsibėgiojimo po kitas frakcijas? Dažnai tenka dabar atsakinėti socialiniuose tinkluose, visur privačioje aplinkoje tokį klausimą, kada skils. Aš manau, kad niekada neskils. Tokio kaip, ta prasme, šios kadencijos eigoje neturėtų skilti kažkokias ten lygias dalis, nes tų lygių dalių nėra. Tikrai daug daugiau žmonių, taip jeigu reiktų rinktis, atsistojus prieš arba situaciją, absoliuti dauguma valstiečių frakcijos narių rinktųsi eiti su Karbauskiu. Labai didelė dalis tų niekam iki šiol nežinotų politikų, kurie laimėjo vienmandatės, yra iš esmės asmeniškai skolingi Karbauskiui už tai, kad yra Seime, už tai, kad tapo nacionalinio lygio politikais, nes puikiai supranta, kad laimėjo tik dėl to, kad žymėjo prie jų esančią valstiečių sąjungą, o ne jų pavardę, kurios nežinojo. Manau, kad galimas yra nubyrėjimas, bet toks kuklus nubyrėjimas vienženklio skaičiaus narių.
nuo valstiečių frakcijos. Nedrįstu prognozuoti, ar Skvernelis atsiskirtų nuo Karbauskio. Aš manau, kad jie supranta, kad tai yra didelis projektas, didelė atsakomybė ir didelės galimybės. Tai, ką jie dabar padarė, tai yra sugebėjo laimėti rinkimus, turėti šitą didžiulę daugumą Seime ir taip pat ir vyriausybėje. Ir jeigu bent kiek valstybinio mąstymo, bent kiek turi Saulius Skvernelis ir tokios ambicijos kažką iš tikrųjų pakeisti ir įgyvendinti Lietuvoje, tai jisai supranta, kad bet koks atsiskyrimas, nors jam gal ten politiškai kažkurio kadencijos metu ir galėtų būti naudingas ateičiai, bet tas galimybės atimtų ir sugriautų. Aš manau, kad jis iš šito plano ir bendrystės su Ramūnu Karbauskiu nesitrauks. Ir ta koalicija ir jų partija, frakcija apskritai turėtų laikytis gana vieningai. O keli žmonės, kaip čia be abejo turbūt visiems pirmo vietoje ant liežuvio pakimba Dovilė Šakalienė, kuri jau žiniasklaidoje triukšmauja apie tai, kad yra nustumiama vyrų neva dėl savo lyties. Dar pora tokių liberalesnių pažiūrų žmonių, tai juos gal laiko tik tai postą, jeigu jie negaus tų postų arba bus dar kuo nors nepatenkinti, tai išeis. Bet aš manau, kad esminės situacijos tai nekeis. O kiek tikėtinas Tėvynės sąjungos stabilumas? Juk trintis tarp konservatyvaus ir liberalaus sparno vis ryškėja. Artės suvažiavimas ir partijos pirmininko rinkimai. Ar čia laukti skilimo, ar vidinės prieštaros bus sprendžiamos viduje? Jokių būdų nelaukti skilimo. Aš manau, kad jau porą metų yra aišku, kad tas vadinamas krikdemiškas sparnas niekada neatskils. Aš nežinau, kas turėtų atsitikti, kad atskiltų. Ten nėra tiesiog, nežinau, ar galima sakyti politinės valios, bet kažkokio tokio pasiryžimo išstoti, pastatyti save kaip politinę jėgą ant kortos, rizikuoti neperlipti rinkimų slenksčio, kurti iš naujo visą struktūrą, taip toliau. Aš manau, kad to tiesiog nebus imamasi, nes matėm, tai vienas žmogus iškyla kaip alternatyva Kubiliaus Landsbergio tokiam duetui, tai kitas žmogus iškyla, galų gale Žygimantas Pavilionis labai drąsiai išstojo priešais ir po to buvo labai žiauriai nusodintas ir galų gale tą savo Gabrieliui Landsbergiui mestą iššūkį atsiėmė. Aš manau, kad jokių skilimų nebus, bus laikomasi status quo, laikomasi to, kas yra pasiekta ar ne, laimėti postai kažkokie tai. O ir partijos pirmininko rinkimai tikrai nebus proga krikdemams laimėti, nes net jeigu dabartiniai situacijai Gabrielius vėl laimėtų tos rinkimus, jeigu per tą pusmetį smuks jo vidiniai reitingai ir nepopuliarumas ir pasitikėjimas partijai, aš manau, kad įkalbėtų kokią Ingridą Šimonytę kandidatuoti nuo liberaliojo sparno, kuri yra labai miela ir mylima tiek vyresnio amžiaus žmonių, tiek jaunimo. Ir bet kuriuo atveju tikrai nėra tokio. Po to, kai Žygimantas Pavilionis tapo, taip grubiai pasakysiu, vos nemuštą kortą per šitos visus batalijas dėl frakcijos seniūno posto, tai nebėra, šiuo metu per pusmetį nebėra ką paversti tokiu daugumą partijos narių paramos susirenkančių lyderių. Dar kartą pasitrauksim trumpam ir grįšime toliau, pratęsime mūsų diskusiją. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Daugeliu rinkėjų svarbiausias klausimas – konkretūs darbai. Kokių permainų galime tikėtis iš naujosios koalicijos ir vyriausybės, juolab kai koalicijos partneriai senosios nomenklatūros atstovai, socialdemokratai, nors ir sudarantis absoliučią tos koalicijos mažumą? Aš manau, kad labiausiai galima tikėtis permainų tose srityse, apie kurias valstiečiai kalbėjo kaip apie savo svarbiausias tada, kai dar net neįsivaizdavo, kaip stipriai laimės rinkimus. Tai yra sveikatos apsauga, švietimas, ten berods aplinkos apsauga. Tai yra tos sritis, kurie iš tikrųjų yra paruošę kažkokią tai gan esmingą, konceptualią, visapusišką permainų programą. Dėl jų be abejo bus diskutuojama, ypač dėl švietimo. Labai yra polarizuota visa švietimo akademinė bendruomenė ir visi ekspertai, visi kas bent kiek susijęs su tas sritim, turi labai kategorišką nuomonę arba už krepšelius, arba prieš, arba universitetų jungimas, arba prieš. Arba daugiau to taip vadinamojo vaiko orientuoto mokymo, kada vaikas pats sprendžia, kas jam gerai, o kas ne, ar daugiau mokytojų autoritetų. Dėl visų šitų dalykų bus milžiniški ideologiniai mūšiai, aš manau. Jie yra ideologiniai, o ne kaštų naudos skaičiavimo mūšiai. Tai čia bus labai sunku be abejo valstiečiams, juolab, kad dabar, kaip suprantu, yra tiek užstrigęs ir ministro paieškos.
Bet šitoj srity, sveikatos apsaugos srity, galbūt kultūros srity, nes ten vis tiek bus labai tiesiogiai jaučiama Karbauskio ranka, aš manau, kad jis tikrai turi idėjų tai sričiai. Pokyčiai bus. Ūkio finansų, ekonomikos, investicijų, šituose visokių skaičių ministerijose, kas vyks, visiškai nesiimu prognozuoti, nes matėm, kad Jakeliūnas tarsi turėjo būti žmogus, kuris vairuoja šitą sritį. Dabar čia visi sako, viešai aiština, kad tai yra vos ne jo paties pasiaukojimas likti komiteto pirmininku Seime, kad jis ten galėtų kontroliuoti naudodamasi savo aukštom kompetencijom, kurios be abejo yra aukštas, bet aš tikrai nemanau, kad dėl to jis liko tik Seimo nariu, jeigu galėjo būti ministru. Tai vadinasi, ten kažkoks neaiškumas yra. Ir šią akimirką mes negalim pasakyti, kokia bus ta ekonominė vizija valstiečių. Be abejo, daugiau socialiai jautri, reikia tikėti, kalbėti apie progresinius mokesčius, kalbėti daug dalykų, kurie nesikeis. Bet kaip tiksliai tas bus įgyvendinama, nieko dabar pasakyti negalim. Na ir be abejo, ta kultūros, moralės, kaip čia pasakyti, konservatyvumo versus liberalumo dilema. Tai be abejo, aš manau, tikrai kryps į konservatyvumo pusę. Tikrai jau 17 metais matysim ne vieną įstatymą iš to, ką socialdemokratai darė, apverčiama atgal link konservatyvesnės versijos. Čia pirmiausia dirbtinis apaisinimas, kur buvo paknapstom priimtas vasarą. Čia aš manau, kad dėl šeimos sampratos vėl bus balsuojama, turbūt pavasarį, nežinau. Partnerystės nebebus stumiamos greičiausiai. Visokie tokie dalykai, kur, kaip jau paskelbta, susitarė socdemai, kad su valstiečiais, kad balsuos kas kaip nori. Valstiečiai turės tikrai Seime bent 2,5 frakcijų paramą, tai yra Lenkai, tvarkiečiai ir didesnė dalis konservatorių turėtų palaikyti visas konservatyvės iniciatyvas. Ir jos eis. Ir taip bus, o socialdemokratai tiesiog turės ramę sąžinę, kad balsavo prieš, bet nieko negalėjo padaryti. Na, dėl partnerystės iš tikrųjų mes žiūrėjome svetainėje Mano balsas, yra toks iš tikrųjų puikus internetinis išteklius, kuriame yra atskleistos įvairių kandidatų, politikų pozicijos. Tai ten aš paskaičiavau, kad ar ne pusė valstiečių kandidatų už partnerystę. Čia vėl, jeigu atsimenat tam, mano manimu, tai bus istoriniai debatai, apie kuriuos rašys politologai baigiamuosius darbus, nes tai tikrai yra pirmi debatai, mano manimu, kurie pakeitė rinkimų rezultatus. Tai jeigu atsimena kas nors tos debatus, kurie vyko tarp pirmo ir antro rinkimų turo tarp Gabrieliaus Landsbergio ir Ramūno Karbauskio, ten buvo tas momentas, kur Karbauskis paklausė, neatsisukdamas ir nežiūrėdamas, pakelkit rankas, kas už partnerystę savo partijos kolegų, kurių didelė dalis dabar tapo Seimo nariais. Ir niekas tos rankos nekėlė. Be abejo, tai nereiškia, kad jie visi yra prieš partnerystę. Bet tai gan aiškiai signalizuoja tą situaciją ir modelį, tokį bendradarbiavimo, hierarchinį modelį, kuris veikia Valstiečių Žaliųjų sąjungoje. Aš manau, to negaliu įrodyti, čia teks pamatyti, kai ateis laikas balsuoti, kad tai bus tokios griežtos tvarkos frakcija, kur, gal ne taip kaip pas Kačinskį Lenkijoje, kur iš ryto padaro spaudos konferenciją ir pasako, kad šiandien priimsim tokius įstatymus, kaip faktą konstatuoja, nes žino, kad visi ateis ir visi balsuos kaip reikia. Tai ne taip, bet iš esmės tikrai daug bus tokių žmonių, kurie supras, kad reikia savo asmeninį požiūrį gal subordinuoti partijos pozicijai. Ir ta pozicija bus konservatyvi. Čia toks pirmas signalas gal į šitą pusę, kad taip ir bus, yra rinkti parašai už šeimos grupę. Yra tokia šeimos grupė už šeimą Seimo narių. Neformali grupė, kur niekas neprivalo rašytis ir jokios naudos iš to negauna. Bet kiek žinau, iš berods 50 klaustų valstiečių 46 užsirašė. Ir tarptų 46 ten yra labai aišku, kad ne už bet kokią šeimą, o už tradicinę šeimą, už santuoką tik tarp vyro ir moters. Tarptų užsirašiusių yra tikrai daug, gal 10 žmonių, kurie žymėjosi, kad yra už partnerystę, bet dabar jau supranta, kad ne. Ir yra galų galia tokie dalykai, kaip, sakykime, Viktoro Pranckiečio, ar ne, Seimo pirmininko anketa, kur, jam šypsena dabar kelia, kai jo paklausė, tai jūs už partnerystę, sako, ką, kur, kaip. Jis to mano balso nepildė. Daug kas ten to mano balso nepildė. Ir jeigu mes, čia vėl spekulacija, bet jeigu mes darysim prielaidą, kad partijos sekretariate esantis, kaip jūs pats minėjot, naujosios kairės žmonės buvo prie šito darbo prileisti, tai jie galėjo supildyti, kaip supildė. Nes dabar tikrai, kiek tenka bendrauti, yra labai daug valstiečių išrinktų į Seimą, kurių anketose buvo partnerystės, 2GBV, teigiamas požiūris į abortus ir kurie dabar taip nemano. Užsiminėt apie labai įdomų klausimą 2GBV. Iš tiesų žinom, kad Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga aktyviai dalyvavo talkoje
už lietuvių kalbą. Ir ten vienas iš reikalavimų buvo, kad pagrindinėme piliečio tapatybę žyminčio dokumento lape būtų rašoma valstybinė kalba, o jau antram lape galėtų būti, sakykime, ten nors ir kinų hieroglifais parašyti. Bet va dabar girdime Karbauskio kalbas, iš tikrųjų, kurios rodo tam tikrą pozicijos kaitą, ar tikrai tai pozicijos kaitą. Jis sako, kad jau ir pirmam lape galima bus rašyti kaip nori. Laukiu paneigimo, žinokit. Aš manau, kad čia yra tos bendros tendencijos po rinkimų ir per rinkimus mes matėm ypač po rinkimų, kad valstiečiai žalieji labai drąsiai išmetinėja idėjas į viešą erdvę. Jie kažką pagalvoja, ką darys ir pasako. Po to jau ten kaip išeis. Turi tokią didelę daugumą ir tokią drąsą kalbėti, kad, sakykime, visą savaitę meta kažkokias idėjas į viešumą, tarkim 5, žino, kad iš jų 2-3 įgyvendins, o kitos pasimirš. Labai bereikalo šičia taip pašnekėjo apie tą pirmą puslapį su 2 skirtingais įrašais, todėl kad tai yra ir prieš konstitucinio teismo išaiškinimus ir tikrai nesurinktų paramos, aš manau, būtų visiška tos talkos išdavystė, galų gale įklimdintų vėl į tą pačią peklą, iš kurios bandėm išlipti dvišalių santykių su Lenkija. Blogai todėl, kad vien pasakyti kažką viešumoje politikoje žodis yra veiksmas. Vien pasakyti viešumoje jau yra padaryti veiksmą ir tą veiksmą padarė ir nežinau, galbūt Karbauskis paneigs, kaip mes žinom, Eugenijus Jovaišas žinių radijo vakar paneigė šitą, jisai pareiškė, kad jokių būdų niekaip kitaip, kaip tik antrame puslapyje pagal tą talkos siūlymą, kuris buvo didelė dalim valstiečių remtas ir aktyviai palaikytas. Bet kuriuo atveju dabar šita išleista žinia, jinai bus spekulacijų objektas, jinai pasieks Lenkiją. Lenkijoje visai neseniai su valdančiąją partiją labai tiesiogiai siejamo portalo, kurio lenkišką pavadinimą aš dabar neatsimenu, neištarti galiu, bet autoriai rašė apie tai, kad kaip tik Lietuvoje išrinkta nauja valdžia, kuri neturi jokių žodinių įsipareigojimų, kaip turėjo socialdemokratai, sakykime, kurti kažkokias kalbinės ištirtinės sąlygas, privilegijas Lietuvos lenkakalbiams. Nėra to. Tai yra baltas lapas ir proga ant tuščio kurti geresnius dvišalius santykius. Teisės ir teisingumo partijai daug svarbiau yra švietimo sąlygos. Lietuva be abejo ir taip labai geros Lietuvoje lenkakalbių švietimo sąlygos, bet jie aišku nori dar daugiau, kiekviena šalis stengiasi savo, bent jau turėtų stengtis, Lietuva to nedaro, bet šiaip jau kiekviena šalis turėtų stengtis savo tautiečiams užsienyje lobinti geresnės sąlygas. Tai šiuo atveju Lenkijos valdantiesiems yra daug svarbiau kovoti prieš optimizavimą ir organizavimą lenkiškų mokyklų, negu kad visi šitie lentelių ir pavardžių dalykai. Ir tas išnešimas šitos tokio viešo pamąstymo į viešumą, kad čia gal galima ir pirmam puslapį, tai vėl išprovokuoja tas diskusijas ir aš labai tikiuosi, kad Lenkijos valdžia už to neužsikabins ir nepradėsim tasytis dabar visą kadenciją su šitą idėją. Nes jinai negalės praeiti, užstriktų blogiausio atveju konstituciniam teisme, geriausio atveju užstriktų Seime, bet geriau jos iš vis nebūtų buvę viešumoje. Na kągi, dar kartą pertraukėlė ir po jos jau grįšime apibendrinti. XFM. Jūs klausotės laidos Polis ant kalvos. Vienas iš valstiečių lyderio užmojų sunaikinti politinius konkurentus, atimant iš mažesniųjų partijų finansavimą per mokesčių perskirstymą. Ar tokį žingsnį galima laikyti garbinga politinė laikysena, turint galvoj, kad pačią valstiečių partiją išlaiko turtingas oligarchas? Aš nesu susipažinęs su šituo siūlymu, bet jeigu toks siūlymas yra, tai šiaip aš esu linkęs iš principo žiūrint kritiškai gan žiūrėti į tuos suvaržymus partijoms gauti finansavimą ne iš biudžeto. Apskritai finansavimo šaltinių varžymus. Finansavimo šaltiniai turi būti skaidrus, be abejo, maksimaliai skaidrus, bet jie, aš manau, tikrai gali būti ir privatus, ir be neribojamų sumų, lubų kažkokių tai. Nes jau ir šiol galiojusi tvarka buvo, mano įsitikinimu, labai neteisinga ta prasme, kad įtvirtina tuos, kurie yra išrenkami į Seimą, tie atsiduria privilegijuotojų poziciją ir taip, po biškį yra uždarinėjama partinė sistema. Siekiama, kad jį konsoliduotųsi taip dirbtinai per finansavimo srautus. Bet niekas negali garantuoti ir turbūt daug kas nuo liberalų iki konservatorių sutiktų, kad nebūtinai tos valdžioje esančios partijos yra pačios geriausios. Anoje kadencijoje mes turėjom porą grinai vienos mens ir su dideliu korupcijos šleifu susijusiu, ar bent jau siejamų viešoji nuomonė į partijų.
Niekas nesidžiaugė turbūt, kad jos ten buvo. Tai tas bandymas per finansavimą uždaryti partinę konkurenciją ir palikti tik tą akimirką stipriausias, gyviausias partijas, jis visada yra blogas ir to nereikia daryti. Aš manau, nedrįsčiau taip teikti, kad valstiečiai laikosi ant vieno oligarcho, bet kuriuo atveju reikėtų užtikrinti galimybės visoms partijoms finansiškai lygiai konkuruoti rinkiminiai kovoj. Jeigu gali gauti rėmėjų iš nesvarbu, ar iš verslo, jeigu deklaruoja tą ryšį ir visus interesus ir sąlygas, kuriomis tą paramą gauna, tai gauti iš verslo, jeigu gauna iš privačių asmenų, tai iš privačių asmenų. O dabartinė situacija, kada valstybinis biudžetinis finansavimas partijoms yra pagrindinis jų finansavimo šaltinis, yra visiškai netikusi. Ir kaip mes matėm pavasarį su Masiulio degtinės dėže, vis tiek neveikiantis. Kiekvieni Seimo rinkimai atneša vis naujus gelbėtojus. Naujoji sąjunga, Darbo partija, iš dalies Tvarka ir teisingumas, paskiau Tautos prisikėlimo partija, Drąsos kelias, galiausiai Naglio Puteikio koalicija. Dauguma jų išsisėmė jau per vienerius rinkimus, kitų nyksmas užtruko. Ar galime tikėtis naujų gelbėtojų po 4 metų? O jei taip, kokie motyvai galėtų įkvėpti rinkėjus už juos balsuoti? Labai nemėgstu taip labai spekuliuoti. Po 4 metų mes turėsim labai besikeičiančią situaciją. Yra kalbų apie galimą 18-19 metais dar vieną, bent jau europinę finansinę krizę. Lietuvos viešosios erdvės tos kalbos nelabai pasiekė. Aišku, mes visi turbūt nenorim tikėti tokiais dalykais, bet tokia galimybė yra. Neabejotinai baigsis tas dabartinis didžiulis rautas Europos Sąjungos plėtros fondų finansavimo, kuris pasiekė Lietuvą. Ir vis tiek bet kuriuo atveju gerokai pakelia kasdienę gyvenimo kokybę ir perkamąją galią Lietuvos gyventojų. Tai neišvengiamas bus gyvenimo lygio toks, sakykime, nuosmukis. Neišvengiamas bus, aš manau, remdamasis tokiais Europos šalių dėsningumais, euro optimizmo nuosmukis ir euroskepticizmo kilimas, nes visą mūsų regioną ir mūsų viso regiono meilę Europos Sąjungai, ta meilė, kurios nėra vakarų, šiaurės ir pietų Europai, palaiko iš esmės es pinigai. Tai šitie pokyčiai tikrai lems vėl kažko atsiradimą ir poslinkius partiniai sistemoje, nes arba turės konservatoriai tikrai neapsiims tokios tautiškos jėgos pozicijos, mes matom, kad jie dreifuoja link to, kad anksčiau ir vėliau vienaip ar kitaip jie taps tas pats, kas liberalai ir bus labai įdomu stebėti, kaip jie išsispręs tą egzistavimo dviejų vienodų ten, kur tik vienam yra vietos problema. Matosi, kad dabar Eugenijus Gentvilas labai aiškiai šią kadenciją užsiėmė poziciją kuo labiau stumtis šalin nuo konservatorių, nuo Gabrieliaus Landsbergio, jį nuolatos kritikuoti. Aš manau, kad tai yra gerai, liberalai yra pirmieji toje vietoje, toje liberalų nišoje ir nori ją išlaikyti ir visus kitus stumti šalin. Valstiečiai galėtų užimti tokią krikdemišką nišą, esu apie tai rašęs, nesvarbu, kad tai yra pagoniško naisių tokio kultūros objekto kūrėjo partija. Netame esmė, asmeniniai religiniai įstikinimai nesvarbu, svarbu yra kokią pasaulėžiūrą atspindi politinė darbotvarkė partijos. Tai jeigu bus socialiai jautri ir konservatyvi, tai valstiečių partija galėtų būti ne vienadienis toks iškilimas, o įsitvirtinti partiniai sistemoje to tuščioje krikdemiškoje nišoje vietoj Darbo partijos, kuri žmonių lūkesčiuose lyg ir buvo tokia. Centristinė tokia. Tokia centristinė, socialiai jautri, visada žadėdavo didesnės išmokas, gan konservatyviai balsuodavo visais moralės klausimais, bet nebuvo aiškiai išreikšta ideologinė, visi suprato, kad tai yra interesų partija. Tai vietojos daug geresnis variantas būtų, jeigu toje vietoje įsitvirtintų valstiečiai. Be abejo, kad kažkur atsiras vėl vieta ir naujai jėgai, bet kokiai jėgai, aš manau, kad dešiniai jėgai, ne kairiai. Pamatysim. Faktas, kad labai daug priklausys 20 metų rinkimų žemėlapyje nuo šitos koalicijos valdymo. Nes jeigu, sakykim, tai yra mažas šansas, nes visada yra mažas šansas, kad viskas bus gerai, bet jeigu šita koalicija valdo sėkmingai ir socialiai jautriai ir pakelia tų mažiausiai uždirbančių žmonių gyvenimo sąlygas, perkamąją galią, pasitenkinimą, situaciją Lietuvoje, socialdemokratams apskritai nelabai lieka pagrindo egzistuoti.
nes jie yra ta, neva tai darbo žmonės ginanti partija, kuri aiškiai parodė prieš rinkimus, kad gina stambų kapitalą, už tai buvo nubausta. Valstiečiai stojo atlikti jų darbų, iš principo socialdemokratiškų darbų. Jeigu jiems tas išeina, kam tada reikalingi socialdemokratai? Tai šitos visus klausimus, aš manau, yra dar labai anksti atsakinėti. Paspekuliuoti galima. Bet čia mes matom bendrą tendenciją, kad tokie visiški populistai silpnėja. Ar ne? Paskutinis stiprus šūvis buvo Valinsko. Visos kelias vals perlipo, Pudeikis nebeperlipo per slengstį. Tai labai daug vilčių į tai nededu. Bet su ideologiniu pagrindu kažkokia jėga, jeigu susiformuotų, jinai galėtų įsitrinti į partinę sistemą. Žinia, jog Europos šalių rinkimuose vis aiškiau regima Rusijos ranka. Prancūzijoje investuojama į nacionalinį frontą, Moldovoje ir Bulgarijoje prorusiški kandidatai net laimėjo rinkimus. Tebeliepsnoja politinis ir karinis konfliktas Ukrainoje. Tuo tarpu Lietuvoje atvirai prorusiškos jėgos lieka visiškam užriby. Ar tai reiškia, jog Rusijos įtaką Lietuvoje pavyko užgniaužti, o galbūt jos reiktų ieškoti visai kitose erdvėse nei saujelė atvirai prorusiškų trolių? Labai įdomus klausimas. Vietai tenka galvoti, ką jie atsakyti. Man atrodo, kad visų pirma, tai posovietinėse visuomenėse yra tiek aiškesnis suvokimas, kas tai yra Rusija, kad tai yra agresyvi jėga. Vakarų Europoje tai yra iš viso nesuprantama, jiems tiek komunizmas yra gražus dalykas, vos nesudievintas šaltojo karo metais vakarų universitetuose, kur ir dabar leftistinė dvasia šmėklas sklandžia. Buvusiose Varšuvos pakto šalyse, tokiose kaip Vengrija, Lenkija, vis tiek buvo išsaugota tokia, nežinau net kaip suformuluoti, viena vertus stipri valstybinė sąmonė, kuri leido nunykti tam prorusiškų jėgų populiarumui, kita vertus net nežinau iš tikrųjų, kaip interpretuoti šitą šalis, bet iš tikrųjų, kaip pagalvoja apie Višegrado regioną ir tai, koks yra ten ryškus skirtumas tarp, sakykime, Lenkijos pozicijos ir Čekijos pozicijos. Daugumą klausimų jie sutarė, bet kokios nors Rusijos klausimų, tai yra visiškai skirtingos patirtis ir skirtingi požiūriai. Aš nemoku šito paaiškinti, tikrai nežinau, kodėl taip yra. Na, o Lietuva? O Lietuva yra šalis, kur žmonės atsimena sovietmetį. Kažkokia dalis atsimena gražiai, be abejo stokia nostalgija, dėl kurios labai piktinasi ta pažangi, ar ne, Lietuva. Aš mėgstu tą frazę apie dvi Lietuvas. Man atrodo, kad jinai žeidžianti, jinai nemažai paaiškina. Lietuvoje buvo labai stiprus poslinkis tolyn nuo prorusiškumo Ukrainos konflikto metu. Aš manau, čia žiniasklaida suvaidino gerą vaidmenį, bet ir šiaip žmonės vis dėlto nors gražiuoju atsimena gyvenimą sovietmečiu, kai kurie, bet net ir tie patys žmonės atsimena, kas vyko 90-91 metais, kad tai vis dėlto buvo kalėjimas ir kad buvo prievarta norima mus jame išlaikyti ir kad laisvė buvo suvaržyta, nepriklausomybė buvo atimta, kad mes, iš esmės buvom vergai. Ir matydami tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, ypač tose teritorijose badaujančiose dabar ir įklampintose į nuolatinę karo būseną rytų Ukrainoje, labai yra aišku, kas tai yra Rusija ir kad nieko gero tai neatneša. Ir kad nors ten Putinas apsimeta kažkokių vertybių ir tradicinio pasaulio gelbėtojų ir gynėjų, bet taip greičiausiai nėra. Jo labiau, kad tikrai nėra. Rusija yra abortų, skyrybų ir panašių dalykų čempionė. Tai nėra dėl ko mylėti Rusijos. Ir Lietuvoje žmonės, ko gero, pakankamai gerai tą supranta, atpažįsta tokias partijas kaip Liaudies partija, kuri kalbėjo palankiai Rusijai, mato, kad Lenkų rinkimų akcija iš vis kitas atvejis, tai yra tautinių bendrijų partija ir lietuviai, aš labai abejoju, ar už ją balsuoja. Paleckis buvo vienintelė išimtis, iš tikrųjų Naujoji Vilnia yra tas regionas, kur pačioj Naujoji Vilnia juk jis laimėjo. Monika Navickienė ištraukė toje apygardoje prijungtos apylinkės, kurios yra už Naujos Vilnios, bet pačioje Naujoje Vilniuje laimėjo Paleckis. Dalis žmonių už jį balsavo tiesiog, nes jis antisisteminis ir jiems kažkuo fainas, bet tikrai buvo nemažai žmonių, žiniasklaidai rodytų, kurie norėjo mažo lietuviško Donbaso Naujoje Vilniuje. Tai toks vienintelis tokia sala, ne raudona sala mūsų žemėlapyje. Bet iš principo nėra jokio užtaiso Lietuvoje tam prorusiškumui. Aš manau tiesiog, kad mes per gerai žinom, kas tai yra okupacija ir kad Rusija neateina gražiuoju kažkaip padėti šalia esančiam šalims. Rusija ateina jų valdyti ir ateina prievarta. Niekas to nenori.
Na kągi, iš tiesų, palinkėkime Lietuvai savarankiškos politikos, vertybinės politikos, ir nepabijokim to žodžio, dorybinės politikos. Ačiū pašnekovai, ačiū visiems klausiusiems ir iki kitų susitikimų. Viso geriausio.